dar kartelį užsakė į šį mano kanalą. Mano vardas yra Beata. Jeigu pirmą kartą stebite, žiūrite šį video, ar tai yra pirmas šio kanalo video, kurį žiūrite, tai kviečiu užsiprenumeruoti šį kanalą ir stebėti jo veiklą. O šį kartą aš jums filmuoju apžvalgą šios bazės ar makiažo pagrindo iš NARS, kuris vadinasi All Day Luminous Weightless Foundation. Ir jeigu jums įdomu išgirsti mano nuomonę apie šį makiažo pagrindą, ar aš jums jį rekomenduočiau pirkti, ar nerekomenduočiau ir kodėl, likite žiūrėti šio video. Taigi, šiandien nusprendžiau, kad bus pižamadienis. Norėjau kažką apsivilkti tokio švelniai rožinio, o tokios spalvos drabužių kaip ir nelabai turiu, gal kokį tik tai megztinį, o tikrai megztinį dabar, kaip sakant, nelabai metas čia, nes ganėtinai šilta. Tai nusprendžiau, kad šita pižama visai neblogai atrodo, tikiuosi jūs nieko prieš, aš kartais mėgstu pasidaryti pižamadienius, žinoma, be makiažo šiuo atveju. Pasidariau lengvą makiažą, užsiklijavau tokias dramatiškas blakstienas, nors jokių šešėlių nenaudojau. Tai žodžiu, šitą makiažo pagrindą aš įsigijau Sephoros parduotuvėje jau daugiau nei prieš metus. Jeigu tiksliau, tai būtų pernai, gal kovo mėnesį, man atrodo. Jinai buvo būtent naujas makiažo pagrindas tuo metu, bent jau čia. Jungtinėse valstijose, man atrodo, išėjo irgi labai panašiu laiku. Ir aš, kadangi norėjau nusipirkti kažkokią, tokią prabangesnę ir vangesnę makiažo bazę ar makiažo pagrindą, tai pamačiau šitą ir galvoju, kodėlgi ne. Jos kaina Sephoros parduotuvėje Jungtinėse valstijose yra, kad nepameluočiau, $48, tad tikrai labai nepigus malonumas, taip sakant. Lietuvos parduotuvėse spėju, kad turėtų būti kažkur galbūt gaunama. Douglas parduotuvėje žiūrėjau, nemačiau, bet yra daug internetinių parduotuvės, kur galima įsigyti, taip pat per eBay arba per Amazon. Žinoma, dažniausiai kainuoja šiek tiek daugiau, nes reikia mokėti už siuntimą. Taigi spalva, kurią aš pasirinkau šio makiažo pagrindo, yra Light 2 Mont Blanc. Buvo, man atrodo, pati šviesiausia, kurią aš čia radau, bet kiek matau Sephoros puslapyje Jungtinėse valstijose, spalvų yra labai nemažai. Čia reikėtų man paskaičiuoti, bet mažiausiai 15 spalvų tikrai yra, tiek šviesesnės, tiek tamsesnės odos spalvos turėtojams, taip sakant. Dėžutė buvo tokia, jinai dabar, žinoma, jau purvina, nes šitą makiažo pagrindą aš jau baigiau ir prieš išmesdama, sakykime, jį, nutariau nufilmuoti šią apžvalgą ir papasakoti jums, kaipgi man su jie sekėsi. Šitas makiažo pagrindas, sakykime, mano atveju turi šiek tiek pliusų ir šiek tiek minusų, gal daugiau minusų, jau čia mano skonio reikalas turbūt, ar kaip čia pavadinti. Pirmiausia, ką patarima daryti prieš ją užsitepant, yra labai gerai suplakti, kad susimaišytų visi ingredientai. Šis makiažo pagrindas yra, kaip aš suprantu, yra vandens pagrindų pagamintas, nėra jame aliejų, bent jau taip irgi parašyta apraše anglų kalba. Taip pat mums žada, kad suteikia, kaip ir sulygina veido spalvą, taip sakant, jeigu turit kažkokių rausvesnių sričių, pavyzdžiui, paraudimų kažkokių ar panašiai, ar papilkėjusi oda, pavyzdžiui, blogai pasilsėjot, pavyzdžiui, praėjusią naktį ar kelias naktis iš eilės. Ir taip pat, kad padengimas yra lengvas ir kad laiko net 16 valandų. Tai, kaip sakant, žada visai neblogus dalykus, ar ne? Bet aš noriu pasidalinti savo patirtimi ir ar tiesa tai, ką žada, sakykime, mano atveju, nes kiek žmonių, tiek nuomonių ir kiekvieno skirtingi poreikiai, gyvename skirtingose vietose ir panašiai. Tiesa, sakoma, kad šitas makiažo pagrindas yra visiems odos tipams. Mano odos tipas yra, sakykime, mišrus. T-zona, ta vadinamoja, nosies rytis, kakta
yra riebesnė, kur dažniausiai ypač nosies sritis ir štai šitoj vietai man labai ganėtinai greitai išlenda tas, kaip sakant, riebaliukas, ar ne? Skruostai daugiausiai yra normalūs mano ir šitas sritis, smakras, yra, na, turi sausų tokių, kartais sausa būna, sakykime, ta vieta, ar ne, ta veido sritis. Taigi, galiu pasakyti, kad šitą makiažo pagrindą man tikrai buvo ganėtinai sunku užbaigti. Aš užtrukau gal apie metus, kol jį išbaigiau, nes tiesiog man jis nepatinka. Kalbant apie padengimą, tai padengimas aš pasistengsiu jums palikti pradžioje arba gale šio video, kaip atrodo. Padengimas nėra blogas, sakyčiau, kad vidutinio dengimo makiažo pagrindas, nelengvo, bet vidutinio. Bet aš bent jau jums nepatarčiau, jeigu jūs ieškote pilno padengimo makiažo pagrindo, tai šito aš jums, arba, pavyzdžiui, mėgstate užsitepti 2-3 sluoksnius, tai aš jums nepatarčiau to daryti su šiuo makiažo pagrindu, net, pavyzdžiui, aš jį dabar užsitepusi šiandien, gal kameroje ir atrodo prieš kamerą visai neblogai, nors šiandien gal dėl to, kad klimatas visai neblogas, nežinau, tas makiažo pagrindas neatrodo taip jau blogai, nors jis dažniausiai, nežinau, atrodo tos kaip ir, na, tarsi aš būčiau užsidėjusi neblogą sluoksnį birios tos pudros, taip sakant, pavyzdžiui, kompaktinės pudros. Esu išbandžiusi tikrai ne vieną makiažo pagrindą ir dažniausiai, na, tie makiažo pagrindai, kurie man iš tiesų patinka, jie kažkaip susilieja, sakykime, su oda ir atrodo kaip tarsi tavo oda, bet geresnė, taip sakant, ne, gražesnė ir taip toliau. Šiuo atveju su šiuo makiažo pagrindu aš tikrai jį matau ant odos, jis kažkaip ant odos paviršiaus, sakyčiau, pasilieka, taip sakykime, dažniausiai. Ir jis man labiau patiko, sakykime, kai oras buvo šiek tiek šaltesnis, nors čia niekada nebūna taip šalta kaip Lietuvoje, bet, sakykime, šaltesnių orų jis man labiau patiko negu karštų. Pirmą kartą iš viso pirmus kartus, kai aš jį užsitėmiau, atsimenu, kad gavau, kad jau daugiau niekada gyvenime nenaudosiu, bet kadangi produktas yra nepigus, tai teko jį man naudoti. Kodėl? Todėl, kad kovo mėnesį, čia dažniausiai būna jau karšta, kovo, balandį, gegužę, čia netgi karštesni mėnesiai negu vasaros mėnesiai. Tai, pavyzdžiui, man tikrai nelaikė 16 valandų šitas makiažo pagrindas, jau po, nežinau, po kokių 3 valandų, netgi su primeriu, taip sakant, šita visa zona ir buvo, na, kaip ir, nežinau, susigėrė, sakykime, išnyko ta makiažo pagrindas, tarp antakių iš viso susibėgo į raukšlelės. Aš turiu raukšlelės, jeigu, nežinau, galėsite išžiūrėti, jeigu tai padarau, matosi, kad turiu raukšlelės tarp antakių, tai, žodžiu, šitas sritis atrodė siaubingai, makiažo pagrindas kaip ir, nu, sulipo, sakykime, į gumulus ir susiliejo į tas raukšlelės. Lygiai tas pats buvo po akimis, turiu natūrales, kaip sakant, mimikos raukšlės, aplink burną taip pat nemažai šypsausi, buvo susibėga čia, kai būna, ypač kai būna tikrai labai karšta, labai greitai susibėga į raukšlės, kas, nu, tikrai estetiškai nelabai gražiai atrodo, taip sakykime, iš šalies. Tai sakykime, čia tas kaip ir minusas, plus, na, kaip ir rekomenduojame šitą makiažo pagrindą tepti pirštais, nes kaip ir pirštai sušildo ar panašiai, žodžiu, gražiau pasidengia. Aš bandžiau ir su pirštais, ir su makiažo šepeteliu, man, žodžiu, vienodai nepatinka, sakykime, aš nematau jokio didelio skirtumo, sakykime taip. Yra žmonių, tikrai mačiau ne viename video, kurie tikrai labai žavisi tuo makiažo pagrindu, gal jų odos tipas kitoks, gal jų odos tipas yra normalus ar sausa oda, nežinau, žodžiu, nes mano, sakau, kur riebi zona, tai susibėga į raukšleles arba išnyksta labai greitai, tikrai nelaiko 16 valandų, na, aš esu buvus 16 valandų su šio makiažo pagrindu ir po 16 valandų tikrai nelabai kaip atrodo, bent jau ant mano odos, taip sakykime. Spalvą aš pasirinkau visai neblogą, nežinau, gal galite matyti,
sakykime taip, atitikmuo yra tikrai labai neblogas, turint omeny, kad šitas spalva lygtais buvo pati šviesiausia iš tų, kurias aš tuo metu radau. Šitas makiažo pagrindas tikrai neblogai užsifiksuoja šiaip jau ant odos, nelieka, sakykime, lipnus ir tikrai, sakykime, galėčiau pritarti tam all day, ar tiksliau tam Weightless Foundation, tikrai nesijaučia ant odos, bet nepritariu pavadinimo daliai, kur vadinasi, kur sako All Day Luminous Foundation. Tikrai, sakau, visą dieną man tikrai nelaiko, ypač kai karšta. Lietuvoje tikrai būna karštų dienų. Luminous, aš tikrai nematau, kad tai būtų spindinti makiažo bazė ar makiažo pagrindas. Labiau aš sakyčiau, kad tai yra matinis pagrindas, nes, visus tuos kartus, kur buvo tikrai ne vienas kartas, kai aš šį makiažo pagrindą užsitepiau, tikrai, aš nemanau, kad ir jūs matote, kad tas makiažo pagrindas man suteiktų kažkokio švytėjimo odai, nekalbu apie highlighterius, taip sakant, ar ne? Na ir pabaigai galiu pasakyti, kad turi šitą dozatorių, kas yra visai neblogai, sakykime, pliusas visą laiką, nes aukštosios tos high-end, kaip sakant, stiliaus, brangesnės firmos ar ne, brangesni makiažo pagrindai pastaruoju metu retai turi tą dozatorių, taip sakant, tai čia kaip ir pliusas, vienas iš tų nedaugelio pliusų, kuriuos aš matau šiame, sakykime, makiažo pagrindė. Na taigi čia ta mano apžvalga ir mano nuomonė, mano mintis apie šį makiažo pagrindą. Jeigu esate jį išbandžiusios, tai parašykite komentaruose, koksai jūsų odos tipas, ką jūs apie šį makiažo pagrindą manote. Nesvarbu, jeigu jūs manote, kad, jeigu jūsų nuomonė visiškai kitokia negu mano, nes nuomonėmis reikia tikrai dalytis, kad kitiems žmonėms būtų lengviau priimti sprendimą įsigyti vieną ar kitą daiktą, ypač kai tie produktai yra visai nepigus ir tai nereiškia, kad mano nuomonė klaidinga, o jūsų teisinga arba atvirkščiai. Nes, kaip sakau, kiek žmonių, tiek nuomonių, mūsų odos tipai yra skirtingi, gyvename skirtingose vietose, odos poreikiai ir mūsų poreikiai yra skirtingi, mūsų lūkesčiai taip pat skiriasi, tai gali būti, kad skiriasi ir mūsų nuomonės, taip sakant, ne? Arba gali būti, kad sutampa, kodėlgi ne. Tai jeigu išbandėte šitą makiažo pagrindą, parašykite komentaruose, koks yra jūsų odos tipas, kaip jums sekėsi su ja. Jeigu jūs ką tik ją įsigijote ir laukite, kol, nežinau, galėsite jį išbandyti, tai išbandžiusios taip pat parašykite komentaruose. Na, o jeigu manęs klausite, ar aš jums patariu ją įsigyti, tai geriau neleiskite savo pinigėlių, tikrai yra netgi pigesnių makiažo pagrindų, kurie laiko daug geriau, kurie yra geresnės kokybės, čia jau mano nuomonė asmeninė, tai geriau nusipirkti 3-4 tokius makiažo pagrindus, sakykime, tai, pavyzdžiui, kaip L'Oreal True Match makiažo pagrindas, jeigu jums įdomu, kad nufilmuočiau irgi savo nuomonę apie šį makiažo pagrindą iš L'Oreal, tai parašykite komentaruose. Tai žodžiu, aš asmeniškai nerekomenduoju, bet norėčiau tai pasižinoti jūsų nuomonę. O dabar aš jau siunčiu daug bučkių, rūpinkite savimi ir susitiksime kitame video. Iki!